Mhm. Na ir sveiki, sveiki. Jeigu tu jautiesi nelaimingas santykiuose, jeigu tave aplankė nelaimingumo jausmas, tai šitas laivas yra tau skirtas. Ir aš pas tave iš tikrųjų turiu viešnią. Turiu viešnią intuityviąją mentorę Sonatą Romanovskę. Mes dar Sveiki, sveiki, susižiūrėsim sveika. visus techninius dalykus, kad laivas Eitų, ne? eitų sklandžiai Aš ir irgi galėtumėm ir būtume mes matomos, girdimos. taip, Jūratė kol kas nesimato. Taip, Viktorija, nustatysiu, bet viskas tuoj pasirodys. Ir visi mus galės pamatyti ir pasiklausyti, tiesiog išgirsti, užduoti savo klausimus. Ai, Taip, vat, pastebėjau, kad kartais būna nedrąsu, ne, tokius klausimus užduot, kas susiję tarsi toks, kai reikia atsiskleisti, prisipažinti, kad kažkas negerai. Taip pat, tai linkim vis tik, jeigu kyla kažkokių klausimų, tai nepasilikti jų savo, o išleisti juos ir gauti savo tuos atsakymus. Ir tai kartais va, gal. taip, iš tikrųjų, paantrinsiu ir Sonatai, kad nedrąsu ir nesmagu ir viešai užduoti kažkokį klausimą, bet jeigu ir taip jaučiatės, tai galite ateiti asmeniškai, jokių problemų, tiesiog neribojant savęs ir užduoti visus tiesiog va, tuos klausimus, kuriais ir nedrąsu, ar ne, ar su artimaisiais, ar va, ir tuose pačiuose santykiuose, nes mūsų šiandien tema yra kada ir kodėl iškyla tas nelaimingumo jausmas. Sonata, gal tu gali dar keletą pridėti, prisistatyti save, nes tikrai tu ten turi labai daug padedi moterims, kaip tu joms padedi. Mes pažįstamos ir bičiuliaujamės intuityvioji mentorystė, dvasinio verslo manifestavime. Tai vad, žodis tau, mieloji. Ačiū, Jūratė, ačiū, kad vėl pasikvietei. Ir taip, aš noriu būtent prisistatyti, esu Sonata, dirbu su moterim ir būtent mano sritis yra darbas su moterim, kurios jaučiasi santykiuose vienišos, neįvertintos, pavargusios, išsidalinusios. Ir visą tai darom tam ir dirbam su moterim, kad jos vėl patirtų tą gyvenimo džiaugsmą, kas labai svarbu, vidinę ramybę ir va tą meilę savo vėl atrastų. Tai šitą mano tokia sritis, kurioje aš ir pati išgyvenau, patyriau savo patirtis ir dabar tuo dalinuosi ir padedu moteriams. Man kažkaip pat, dabar šiandien apie tą džiaugsmą, vat, kažkaip kaip vat, tas gyvenimas iš tikrųjų, koks jisai palieka, kai mes moteris va, tą savo džiaugsmą iš tikrųjų išsiblokuojam. Tas gyvenimas tada toks sunkus ir toks nebemielas, toks nu toks vat netoks vat patampa ir vat tada, man atrodo, didžiausiai ir gimsta vat tas ieškojimas, kad nu kasgi čia yra, nu nesgi nei viena mes nenorim gyventi su tuo sunkumu, su tuo tokiu chaosu ir gyvenime, ir viduje, ir va to džiaugsmo, man atrodo, nu mes ir atėjom čia džiaugtis ir vat ir norim jį rasti. Tai man labai smagu prisidėti prie tų moterų, tų atradimų, kad va, tas džiaugsmas vėl atsirastų tame gyvenime. Na ir puiku. Dabar aš iš tikrųjų tiesiai šviesiai tavęs ir klausiu, einam prie esmės, kada tu tiesiog ir vat, minėjai apie savo patirtį, kad ir tave buvo aplankęs šitas nelaimingumo jausmas, kaip tu įvardinsi jį, kaip ir kodėl jisai vat, pasidalink atsirado kažkokiam tai laikotarpyje. Gal tai turėjo įtakos kažkoks tai gyvenimo įvykis, ar ten vaiko auginimas, ar kažkas, ar tiesiog mūsų tie tokie įpročiai, ar ne, tos programos vadinamos, mes iš tikrųjų
pasąmonėje viskas vyksta ir tik po to suprantam, ką susikūrėm tik po kurio laiko. Taip, Pasidalink savo. tai prireikė ne 1 metų ir net kartais ne 5, kad suprast, kad kažkas čia ne taip vyksta. Tai tas toks bendrai tas nelaimingumas, ne, aš kalbu būtent per tą prizmę, kad kai moteris prisiema per daug kontrolės, prisiema per daug to tokio visažinystės, kad čia aš geriausiai darau, geriausiai žinau, be manęs čia vos ne, kad sugrius viskas, tai visą tai ir aš turėjau. Ir aš labai pati ilgai savyje to net nepastebėjau, man tai buvo norma, man buvo norma taip gyventi, buvo norma viską bandyti sukontroliuoti, suvaldyti. Ir tas, aišku, kaupėsi ten per dešimtmečius netgi ir tose santykiuose, kol vieną dieną pasijutas tas toks, nu, turbūt kaip perdegimas pavadinti. Ir moteris, kai ateina, kai jau būna tas kažkoks taškas, įsirutuliavęs tose santykiuose, kai jau viskas atrodo, jau viskas nervuoja, viskas atsibodo, pavargau, nebėra nei to džiaugsmo, nei ramybės ir tas santykis toks varginantis patampa. Bet tuo metu dar pačiai tai nenoris prisipažinti, kad čia gal pati susikūriau, gal čia ir mano įtaka, gal ir per daug čia tos kontrolės, gal ir per daug viską nepaleidžiu. Ir tam irgi reikia laiko atsipažinti, kaip paminėtos programas, kas čia, iš kur čia atėjo, pradėti matyti tos įvaizdžius, iš kur čia aš viską gavau. Tam irgi reikia laiko. Ir man labai, žinai, įstrigo, noriu pasidalinti tokia viena mintis. Kai pas mane atėjo moteris į pažintinę konsultaciją ir visada užduodu klausimą, tai kaip tu norėtum gyventi, kaip tu norėtum. Ir jos atsakymas mane tiesiog pribloškė, sako, norėčiau daugiau galios turėti. O galvoju, kaip įdomu, tai ką tu čia, sakau, darytum su ta gale? Tai viską sukontroliuočiau, viską sudėliočiau. Tai vat ant kiek mum vat tas būna, vat kartais vat įprasta tas vat ta galia, ne? Bet ta galia ne tokia, kaip mes moterišką tą galę turim, bet pereinam į tą tokią va tą vyrišką tą galę, į tą tokią veiksmą, tokią viso to tokio proto, tą tokią galę ir tiek savo tada prisikraunam tų ir būtų ir nebūtų darbų, dalykų, minčių, viską užsikraunam ir va nuo to apsižvalgai, kad tu nebematai dėl ko džiaugtis. Nes tu nuolatos pavargus, nes tu nuolatos vis tiek nepatenkita, nes ką ir bedarytų, jie vis tiek visi blogai, ar ten vaikai, ar ten vyras, ar visi viską padaro, nesgi tu vieną čia geriausiai žinai. Ir vat tas vat toks sunkis, tas svoris, vat moterim, nu, dar kartą apie tą džiaugsmą, jisai nuima visą tą džiaugsmą, visą tą lengvumą. Ir atrodo, tas nelaimingumas ir sunku pripažinti, kad, nu, tai čia ir mano kūryba yra. Ir ne vien čia iš to vyro, vat, atėję, kad čia koks jis negerai, čia, žinai, bulves nuskuta, ne taip ar ne taip supjausto, kad gal man ir negali įtikti. Tai va tas toks sunkis vidinis, tas toks užsidėjimas, tos va dabar ateina ta galia tokia, kai norim va tos kažkokios galios viską kontroliuoti. Ir kaip taisyklė, viską sukontroliuoti nei reikia, nei pavyksta. Neįmanoma. Tai ir nenudirbamas darbas. Sizifo, ne? Kaip prident vis tą akmenį. Nenudirbamas darbas. Ką tu kalbi, tai ir aš pati tokioj būsenoj buvau, kad įsivaizdavau, kad galiu viską kontroliuoti. Žinai, čia kaip mes susipainiojam, nes anksčiau taigi buvo kaip ir norma. Moteris daug ar nenešė, daug atsakomybių prisėmė ir tarsi nuo mūsų. Bet gerai, o kaip toj naujojoj? Bet naujojoj, tiesiog toj mūsų matricoje ir kaip tu tiesiog rekomenduoji išeiti iš to kontrolės, iš to nelaimingumo jausmo. Ir nebūtinai, kad kontrolė, ar ne, tai čia gali būti susikurtas nelaimingumo jausmas, todėl kad galvoji, kad tu neverta to laimingumo, lengvume gyventi, paprastume, nes viskas taigi slypi paprastume. Nu, va taip, tas toks į tą veiksmo, kai užeinam, nu, atrodo, ašgi čia viską sukontroliuosiu vis tiek, nesvarbu, kad tu negali to padaryti, bet tada, nu, kaip ir tu pasakėjai, ne vis per tą sunkumą, vis tiek bandom
darai ir nuo to dar labiau pavargsti. Tai vat ir sunku to atsisakyti iš tikrųjų labai yra, nes tas toks įprotis gi gana stiprus, nes tai ką tada tu turi pripažinti, kad tu negali visko sukontroliuoti. Tu turi Žinai, Mhm. baimė paleisti kontrolę įsijungia. Taip, ir dar tu turi vat, atsiduot, kad tas kitas žmogus irgi gali kažką padaryti, kad tu čia ne viena viską gali tik tais padaryti, kad tu ne viena čia, nu, viską, kaip įsivaizduoji, čia valdai, kontroliuoji, geriausiai dėlioji. Tai toks ir pasitikėjimas turi vidinis, vat, leist vat, tam užgimti pasitikėjimą, kad duot ir tam kitam žmogui pasireikšti, kad, nu, ne vienai, vat, viską čia kaip čia paliksiu vaikus prižiūrėti ir aš eisiu ilsėtis, nes čia gal netaip nuplaus kažką paduos, gal čia dar kažkas tų istorijų kūrime. Tai vat visų pirma tas atsipažinimas, kad, kad nereiktų, kad aš jau einu nebe moteriškos energijos. Save jau esu stipriai, bet apsikrovus, vat, tokiu, tai tas vat, pamatymas savęs iš šono iš tikrųjų, kad nu ką aš čia prisikūriau, tai kas čia dabar toj santuokoj gyvena du vyrai, nu, vyrai, ta prasme, iš energetinės pusės. Ar vis tik aš noriu būti moterim ir tos moteris nori būti tos moteriškos ir nori to moteriškumo ir to lengvumo. Tai vat, tas toks, vat, kaip ir sakai, vat, baimės suvokimas, kad gal aš ir bijau paleisti, iš kur tai atėjo. Tai vat, po tokį žingsnelį pasitikėti to savo žmogum, į tą santyki, įleisti to pasitikėjimo, kad, nu, man nereikia čia vienai visko dabar, kaip kokiam labai geras buvo irgi, kaip ne karininkui, bet vos ne kaip kokiam, žinai, ten jau generolui visko vienam suvaldytai moteriai. Tai, sakyčiau, vat, po tokį žingsnelį mažą pradžiai, nes paleisti tai yra sunku. Mhm. O ką tu rekomenduoji ir kaip tau pačiai tai pavyko? Tiesiog užteko tik priimti sprendimą? Vat aš tiesiog paleidžiu kontrolę. Ar ne? Nes kontrolė kai kuriuose vietose ir netgi naudinga. Jeigu aš savęs ar ne ten nekontroliuos, pavyzdžiui, savo finansų, tai palaida bala gausis. Bet va ta kontrolė santykiuose ir užtenka priimti sprendimą, kad aš va einu į pasitikėjimą ir paleidžiu tą kontrolę. Ar tu kažkokį dar kitokį būdą gali rekomenduoti ar pasidalinti, ką tu tiesiog, kaip tau pavyko? Aš, žinok, pradėjau nuo tokios praktikos. Tai galiu ją ir pasidalinti. Ten yra Martino Driuko tokia knyga, viskam sakau taip. Tai aš pradėjau nuo tokio pasižaidimo iš tikrųjų, nes, nu, aš net nesuvokiau, kad čia man reiks tą kontrolę paleisti, bet situacijos taip padėliojas, kad tiesiog automatiškai kažkas sako man antrą pusę ir man reiks sakyti taip, o man vidus, o Dieve, galvoju, taigi ne, bet palauk, ašgi sakau taip, taip, taip. Ir vat per tokį žaidimą, vat aš pradėjau matyti iš tikrųjų, nes sakau, nes net nematom iš tikrųjų, ką mes vat darom. Tai vat per tokį pasižaidimą pradžią, kad oho, ir per tą žaidimą kiek tada žiūri, tai kas čia vyksta, aš Klausiau ir aš neleidžiu, šitą knygą. Bet taip, aš ir aš audio. neleidžiu pasirodo kitam net pasireikšti. Taip, nes tu žinai geriau. Taip, tai vat ir tada toks supurtimas įvyksta, kad oho, leidi viskam vykti be tavo, kaip įsivaizduoji, to magiško įsikišimo. Tai vad galima net nuo tokių pasižaidimų 3 dienas pabandyti, kol tas suvokimas, kai tu pamatai iš tikrųjų pagal tikras situacijas gyvenimo, kad iš tikrųjų tu viską sprendi, kad tu iš tikrųjų vat, tiek esi prisėmus ir žinok, šokiruoja pradžioje, kai pamatai, kad elementarių situacijų tu negali paleisti, atrodo. Tai tada Bet ir kyla. viskas, ar tu gali tiesiog patvirtinti, kad tai ir įprotis, kad tai ir tiesiog um, iš nesaugumo jausmo, iš Taip, nepasitikėjimo jausmo. taip. Kas dar gali būti, kaip tau vat, bendraujant su moterims, iš kur vat, ta kontrolierė, ta tokia, žinai, ta arba
asmenybė arba dar kažkokia programa, kaip įvardins, taip išlenda kontrolierė. Tai dažniausiai tai ir kyla Ego. iš to, kad nepasitikė visų pirma savim, bijai, kad galbūt tave atstums, nepriims, va tas toks noras, nu, kaip ir svarbia būt, nors tu esi jau svarbi ir viskas tavim yra gerai, bet va tas toks kontroliavimas, nepaleidimas viso to, kad vis kažkokie va Mhm. tokie patvirtinimai eitų. Taip, tai yra išmokta ir mes tai galim pakeisti, kad ta pradžia jinai nebūna labai saldi. Nes vien Taip. tas pamatymas, kad oho, oho, čia kaip čia dabar aš nieko nesakysim, tai Nes jinai, kitą kartą aš pati kaip pagal save galiu pasidalinti, kai ne, ne, aš nieko nekontroliuoju, baigtų, kas čia ne. O kai pradedi save stebėti, netgi gėda tokia, kai užvaldė mane, atsimenu. Oh my god, kokia aš kontrolierė, nu. Ir kaip tai vardinai, kad iš to, bet čia grinai iš nesąmoningumo. tai taip, nes Iš tai pradeda. nesąmoningumo, iš nepasitikėjimo. Ir, ir aš sakyčiau, kad iš giminės vis tiek pareiti iš tų šaknų mūsų, ar ne, vis tiek mes atsinešam kažkokius tai įpročius ir tas visas programas kontroliuoti, nepasitikėti savo partneriais, vyrais ir arba iš vis ten kažko. Ir čia man tai, žinai, lengviausiai pavyko, kai aš tiesiog tą kontrolierę apkabinau ir priėmiau ją. Nu ir gerai, nu ir būk. Ir atėlė ir kontrolierė, ir ten kažkokia kitokia, ir va tokia, ir va tokia. Nebeneigti, nes aš neigiau, kad aš ne, aš ne kontrolierė. Tada atsimenu, dar nenorėjau priimti va tos savo dalies. Na, Nes man sakau, va tas pažinimas, priėmimas o ne atsipažinti net, vat, nu, nes tu nežinai, kad tu tai turi, nes tau normalu tai atrodo. Ir tu labai teisingai pasakai taip, nes mūsų gyvenimo dabar lemia tai, kad, nu, ką mes išmokom. Tai žinoma, viskas tas, nu, pasikeičiama, pakeičiama, kai tu jau atpažįsti. Bet, pavyzdžiui, aš net neatsipažinau to. Tai net iki neigimo dar nebuvo net to žingsnio, nes man atrodo, kad čia normalugi. Tai va tas normalu, nes galbūt elgesi mama ar močiutė taip, ar kitos nu, giminės tai moteris. taip, tai viską sakau, net nesupranti to. Tai vat tam atsipažinimui, tai vat man pirmas va buvo, kad ta praktika, kad taip supurti, kad aš viduje net nemoku tų emocijų, nu, pasakyti, atrodo, verda tiesiog viskas. Tai kaip aš dabar sutiksiu, čia nasgi man reikia paprieštarauti, reikia savo nuomonę išsakyti, sureguliuoti, sustiguoti, sudėlioti nesąmonę. Ir tada toks nusileidimas, kad, okei, gerai, jeigu aš jau žaidžiu tą žaidimą, tą viskam taip, nu gerai, Mhm. tebūnie. Tai vat nuo tokių, vat, Gerai, tu dabar turi jau tą palyginimą, kontrastą iki to, kai tu ten kontroliavai. Irgi va tą neatsipažinus tos kontrolieris ten vai apsikrovusi ir daug atsakomybių ir pareigų ir tiesiog vat, viską norėjai kontroliuoti, žinai, kaip dievas. nu taip, Viską labai aš, geras palyginimas. nu, be manęs čia visi numirs, iš bado numirs, neapsirengs ten ir iš vis, ta prasme, aš negaliu, aš turiu būti ir vaikų, ir vyro gyvenime, ir dar kažkur ten darbe, be manęs viskas. Ir turi tą palyginimą ir kontrastą. Kiek dabar tu turi laiko ir erdvės, kai tu tiesiog ar ne esi jau toj kitoj būsenoj. Mhm. Koks jausmas, kas atsitiko. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai kontrolierė, būdama, aš jaučiau didelę įtampą, tarsi aš neščiau, kažkas man stovėtų ant Naštą. pečių Mhm. naštą. O kas tau? Tai tarp kitko, dabar dar taip pat gal grįžtant, tai man labai dažnai kaklas skaudėdavo. O, čia Tai irgi kontrolė begali. jo, tas uždegimas vadinamas turbūt, nežinau kaip tiksliai jis vadinamas, tai va šitas man labai Nu, dažnai kaip būdavo. čia, žinai, Nepasisuk ten niekur. kur aš pasuksiu, ten ir suksit Jo, visi. taip, fiziškai tai taip, o šitas dabar vat prisimenu, kad dažnai vat kaklos skausmai buvo. Tai vat ta būsena tokia, nu vat palengvėja, kai tu nebe vieną, o tiesiog pasidalini tuo gyvenimu, kai tu vat pasitiki, kai tu iš tikrųjų įvertini ten tą kitą žmogų.
kai nusiemi tą tokią visiškai vyrišką tą energiją, aš nesakau, kad jos visiškai nereikia, nes to veiksmo mums reikia, bet kai jo yra per daug, tai moteriai, va tada ir dingsta tas gyvenimo džiaugsmas, nes moteris, taigi, nėra vien veiksmas, jinai ir kūryba, ir meilė, ir davimas, jinai yra idėja, vyras tas toks veiksmas yra. Tai va, į tą tokį, va, visų pirma, man tas va santykis, jisai man, nu, man gražus. Man gražus, Mhm. kai tiesiog va toks žodis, bet jo gražus, kai nu, jisai partnerystė iš tikrųjų atsiranda, kai tokios savo vietos va susistato. Energija man tokia. Taip, va ta energija. Bendradarbiavimas, nu, tas vat, Taip, vyriška, moteriška tiek manyje, tiek tada ir vyre, nes mes iš tikrųjų visų tų mums ir reikia tų energijų, reikia, taip. netmetant nei tos, ir ne ir vyrai to turi, ir moteriškumą, ir vyriškumą, ir mes, bet vat, kai mes perimam tą, prašant kontrolę ir tas einam iš tos, žinai, aš sakyčiau, ne iš galius, aš anksčiau jau iš jėgos. Ir tai ir visai skirtinga vibracija, kai tai eini iš jėgos, iš tos vyriškos jėgos. Aš Nu dabar taip, ta čia, žinai, tokia, per nu. sunkumą tą tokią įtakovą, tarsi su kažkuo. O Mhm. moteriai nereikia kovoti, jinai taip viską per savo energijas, intuicijas, pajūtimus. Priimti. Nu. Viskas visai kitaip. Tai sakau, man labiausiai va, tas toks ateina, kad kai susidėlioja tos energijos į vietas, tai man tiesiog va, tas toks bendrystė, gražus tas santykis, toks lengvumas ateina. Va. Ir va tas ir džiaugsmas tada jisai kitoks gyvenime moteriai atsiranda, nes tu gali pasitikėti. Nebereik tau galvot, kad tu čia viena viską. Nu, nes negalima ale nieko pasitikėti, nes aš čia geriausiai viską sureguliuosiu. Ir tas toks vat leidimas savo vat pasitikėti kitu, galbūt ir savo tą silpnesnę pusę parodyti. Tas toks jo nepabijojimas, kad gal nebereik tau apsimetinėti, kad tu čia ta stipri moteris, kuri su visais sukovoja ir viską čia panaro. Tai tas toks leidimas tada, Lyginas ir konkuruoja. nu jo, kas geresnis. Aha. Tai va toks, man labai va tas žodis, toks, va, nu kad va tas santykis toks gražus, toks pilnas ir toks tarsi sustiguotas. Nu, sustiguotas kaip gamtos, ne, kaip tų energijų, tų visų tas toks pasidalinimas, toks. Na čia, žinai, kaip grotumėm pianino šito instrumento ir balti juodi klavišai. Ir be tų juodų ir baltų klavišų, nu tikrai nesusikuria muzika, nes reikia ir Darna tokių, ir tokia, ne? tokių darna, va, darna. Darna tokia. Ir, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar tu turi patirtį su moterims, jeigu, vat, pavyzdžiui, iš tos tokios galingos, ne, va, tos einančios iš jėgos, jau eini mažai žingsneliais į tą tokį lengvumą, gal tu turi patirtį ir pasidalinti, kaip vat pradeda, nes ir mūsų vyrai nustemba, kad mes tampam kitokios. Kaip, kokia yra jų reakcija, aš po to pasidalinsiu savają, kaip mano vyras reaguodavo, tai aš jau vat, tiesiog tą nebebuvau kontrolierė. Ir kai kalbiesi atvirai, pavyzdžiui, kai ta kontrolierė, nu, kitiems gali dar atrodyti, ar ne, vat, kas klausysit įrašą ir kas dabar klausot, gali pasidalinti. Iš tikrųjų, kai pavyzdžiui, tu parašai žinutę, ar ten paskambini, kitiems ir kitoms atrodo, kad tave kontroliuoja. O tai, pavyzdžiui, iš to tokio noro tik pasiklausti, nu, tiesiog pasidomėti, ar ne, savo antrąją puselę, ar ten vaikais, ar vyru, ar partneriu, ar tiesiog draugu, tik pasidomėti. Ir va tas, kuris nepriima tos savo meilės, jam atrodo, kad tai kontroliuoja jį. Mhm. Ir todėl, kad anksčiau taip ir elgeisi, kaip kontrolierį paskambini ir ten, pavyzdžiui, suvarai. Kodėl tu dar negrįžai? Arba mama, žinai, kaip mama, arba ten kažkokia ir tokia, va, mes taip ir keičiamės. O kai tai į tą saugystę, į tą sąmoningumą, nu tu visai kitaip jau bendrauji. Mhm.
Tai aš galiu pasakyti, kad tiem vyram irgi nėra lengva, kai tas pokytis įvyksta, nes jie irgi yra pripratę prie tų, nu, kaip standartų, kaip pavadinto, tokio gyvenimo rutinos, tai jiem irgi gali būti šokas pradžiai, nes jiem irgi tada, ką jie gauna daugiau laisvės tokios, daugiau, nu, vadinu gale, nu, tos vyriškos tokios sprendimo galios, visko, tai jiem irgi reikia prisitaikyti prie šitų naujų pokyčių ir vėjų šeimoje. Tai mani, nu, pažiūrėjau, iš savo patirties, tai kad taip, reikėjo prisitaikyti, persikonstruoti tarsi save, nu, irgi žmogui, kad kitaip jisai gali elgtis, nes tas įprotis kito vis aiškina, nu, irgi savo tokius palieka. Bet aš galvoju, kad gali būti gal kai kuriem vyram ir iš vis labai sunku šitą irgi priimti, nes jie irgi iš tokio įpročio jau gyvena. Tai kad jam būna toks savotiškas, gal ne visiems, bet va irgi toks supurtimas tų pokyčių, tai taip, nes jam irgi tada, va kaip sako, tu keities ir aplinka keičias. Nu taip, nes nebėra nurodymų, nebėra tikslaus sąrašo ten, kaip ką daryti, ką reiškia. Tu turi savo jau tada įjungti mąstymą, sprendimus ir visą kitą. Tai va čia ir yra, va, kad ir keičias tada visa šeima. Va iš visą girdi, nepaskambina. O, manęs ne, aš neberūpiu, man nebeskambina, žinai. Tai šokas Būna tiesiog, ne? šokas, nes jie patys arba mes pačios tiesiog net nesuprantam, ar ne, kaip susikūrėm visą tai. Ir kai tu tiesiog vat, atlaisvini, priimi sprendimą, tai iš tikrųjų kiek kitiem dalykam vietos, kitiem, pavyzdžiui, dalykam vietos atsiranda. Taip. O taip ir Leisti ir keistas. suklysti, leisti ir ten kažkam įvykti ne taip, bet tada ateina toks prieimimas visą ko, nes taip turi įvykti. Taip. Dabar net atėjo tokia mintis, tai kas iš tokių santykių vienas mama, kitas vaikas gaunas. Tai vat, Taip, abiem būti taip, suaugusiai, ne mama, apsikeičia ten o moterim. rolėm. Tai vat, Susistatyti tiesiog tas rolės. na, nes daug kas partnerystė, bent jau naujojoje matricoje partnerystė, kuri viens kitą papildo, Taip, praturtina, tiesiog tokia vat sąjunga, sąveika ir visko dalinimasis, kuo aš stiprus, kuo aš silpna, ar ne, ir ten ir tiesiog apsikeičia ir nebėra jokių tada konkurencijų. Ir kaip taip, darnus faina tai, santykis, jo, na taip, na, taip. Ta darnystė ir yra, kai tas nes kaip savo tik vietą. Nes kaip tik vat, prieš mūsų laivą aš turėjau pokalbį su moterim ir dalinasi, kad tarsi vat, aš einu, sako, ar draugė ten dabar gerai, jeigu ir sumaišys, nesvarbu, bet esmė tokia, kad moteris eina sąmoningumo keliu ir ta prasme, o vyras ne sąmoningumo, žinai, tuo keliu neina. Ir kaip žirklės tipo gaunasi tokios Mhm. atsijungus ir nėra tarsi net va to bendro tokio, ką čia kalbėti apie tuos visus, žinai, tokius praturtinimus, kad nu viens ir tokiam ir viskas ir normalu, mes visi tą etapą praeinam, bet jeigu aš susireikšminu, kad aš čia kažkokia sąmoningesnė, esnė, ir aš vat tą sumenkinu, ar ne kitą žmogų, ar partnerį, ar draugą, aš save iškeliu, žinai, į tą aukštesnę tokią vietą, nu ir čia nėra vėl tos sinergijos, vėl Jo, vėl tas pats bendradarbiavimas. ratas gaunas, tai gal Jo, ne per kontrolę, o tokio vėl tada ego. ir kitokia, nu, vat, nu, jisai toks menkas, čia nieko vertas ir ten vapšė, o šiaip taigi mes visi esame neverti to lengvumo, lengvumo džiaugsmo, kaip tu ir atsakei, kad moteris mes nu, tiesiog pačios užblokuojam tą jausmą, džiaugtis gyvenimu, tą savo kontrolę ir to sudėtingumu, nes ant tiek viskas yra paprasta. Bet Taip. o kaip tą padaryti? Kalbėtis. Po mažą žingsnelį iš tikrųjų. Po Bet tik mažą. kalbantis gali Taip. žmonės susikalbėti. Žinai, vat tas ir yra, kad kai tas išsiskyrimas toks, nu, ne tiesiog, kad išsiskiria, bet vat, ta atskirtis kažkokia atsiranda ir tų žodžių nebemok priimti.
Tai vat šitoj vat vietoj vis tiek kažkaip vat reikia kažkuriam vat vienam rast tuos žodžius. tą tokį raktą, tą tokį tą širdį, kad priimtų, vat, kad Va čia ir kalba prastų. meilė. Va Tai čia va, ir kalba meilė, neskirstimas, nedualioji sąmonė, neskirstanti, nekonkuruojanti. Va ką tu ir kalbi dabar. Ačiū tau, kad tu tą kitais žodžiais, bet va įvardinti, o čia kalba meilė. tai va, tas vis tiek turi toks išeit, kad nu jo, bet tu ego, kad kitas žmogus išgirstų tave, ne tai, kad, oi, čia nesuprato vėl, bet varas tą žodį kitą kartą, negi mes, ai, va taip, taip pasakiau, nukirtau, bet kartais galbūt galima toj savo kalboj paieškoti va to vieno kažkokio švelnesnio žodžio, va to kažkokio rakto, kuris galbūt atrakintų va, ir leistų į tą pokalbį įeiti. Nežinai, kodėl dar nelaimingumo jausmas man dabar dar atėjo vienas toks iš konsultacijų metu, kad neturi kantrybės viens kitam vat, išlaukti to momento, žinai, kad vat, viskas įvyks tiesiog labai lengvai ir paprastai, nes turi begalinius lūkesčius. Ir čia vėl ir kontrolė. Begaliniai lūkesčiai. Jeigu aš jau vieną dieną ten, žinai, buvau gera ir ta tokia, žinai, nekontroliuojant, jau kitą dieną viskas turi pasikeisti. Atsiimsiu. No, tai va čia ir nėra tos nekantrumas, labai vyrauja begalinis nekantrumas pas visus ir nebūtinai čia pas moteris ir pas vyrus, pas visus tiesiog. O dar jaunoji mūsų kartai absoliučiai dar mažiau turi kantrybės ir to dėmesingumo. Nes tą gali moteris tiesiog išnešti per save, parodyti va, tą meilę. Meilė kantri, Maloninga, na. maloninga. Ja. Nu taip. Ja. Gal No. tiesiog jo visiems nereikia turėti iliuzijų, kad čia per vieną dieną vienas į gražų žodį pasakiau ir jau viskas pasikeis. Tiesiog nu, mes sukūrėm visą tą, tai ne per vienus metus, čia dešimtmečiai eina. Tiesiog su ta vat kantrybė, to maloningumu ir eiti tą pokytį. Nes Taip, taip nebus, per vieną dieną tai tikrai nieks nepasikeis ir taip. duota Ir laiką. jeigu jūs neturite kantrybės, tiesiog išsiugdyti visos tos vat, savybės, įpročius, Sonata iš tikrųjų kviečia jūs tą daryti kartu. Ir žinau, kad tu kažkokį projektą turi dabar iki švenčių, pakvies, pasidalink. Taip, čia būtent tas projektas moterim, kurios vis neturi laiko savo. Tai jeigu jau nori atrasti laiko savo ir savo pokyčiam, tai kviečiu prisijungti ir į mano grupę. Gal galėsime dėti nuorodą Sonatos saviugda moterims ir ten visą informaciją rasti. Arba tiesiog galit vat, man parašyti Facebook'e. Paprastai Taip, galima. Tiesiog jeigu taip, nori, tai paprastai. yra paprastas kelias, tai paprastai galima ir tiek. Va, mums pritarė Birutė, kad taip, taip, nekantrumas ir labas, labas visom ačiū. Ačiū, kad jūs veikinatės, klausotės, mūsų dalyvaujat ir pritarėt, o jeigu ir nepritarėt, vis tiek Nieko ačiū. tokio. Jo, Nieko mes tokio. pasidalinsim būtinai nuorodomis ir į tavo grupę, ir į tą vat, projektą arba asmeniškai, nes pirminis pokalbis ar ne, vat, tiesiog išgirsti, kaip tu gali padėti moterims išeiti iš tų užsisukusio nelaimingumo jausmo ir 30 minučių nemokamas ir visa kita tiesiog po to sužinote atėjusios į pokalbį. Ar į mums pakeliui, Sonata jums, ar tiesiog o, juos nepamiršau, taigi aš keliauju pas tave penktadienį, Taip. irgi svečiuosiuos su truputėlį kitokia tema. O gal tu dar prieš tai, finišuojant mūsų pokalbį, kažką nori pasakyti, palinkėti? Oi, aš matyti jūs standartiškai linkiu. Tiesiog, Nu, kaip visada, nu, ras tą kelią pas save į širdį sugrįžti atgal, nes vat, mes, vat, tos moteris, kodėl sakau mes, nes ir aš tame buvau, nebejaučiam to savo širdies. Tas sunkumas būna toks didelis ir toks sunkus, kai atrodo visas tas gyvenimas, va, toks ir yra tik per sunkumą. Tai taip tikrai nėra. Tas kelias nėra lengvas, po truputį lukštentis, bet vat,
vis tiek nuoširdžiai linkiu visoms vat, grįžti į savo tą esybę, į tą moteriškumą, į tą lengvumą ir nusimest visus tos akmenis ir nereik tiek apsikrauti tikrai. Taip. Ir tas lengvumas ateina, kai jūs turite kasdieninį palaikymą, mentorės ar kažkokios kitos vedlės, taip kad moteris iš tikrųjų neužstrikite, neužsibūkite ir eikite ten, kur jums tiesiog pažadina, paskatina, kelia džiaugsmo, duoda pasitikėjimo tokius ar ne, va jūs ten, kur jaučiatės, o ne ten, kur liūdna ir arba gauna tiesiog ar ne visada kažkokią kritiką ir negebate iš to vat, rato užsisukusios išeiti. Na, o penktadienį iš tikrųjų aš keliausiu pas Sonatą su tokia tema, kaip tapti nepažeidžiama, nesustabdoma ir nenugalima. Bet čia apie tai iš tikrųjų, kaip neveikia jokios saugos priemonės ir išgirsite penktadienį, apie ką tai bus. Kas trukdo būti va tai tokiai nepažeidžiamai, nesustabdomai, nenugalimai ir tai tokiai laimingai, nesvarbu kokiuose santykiuose ar vienumoje, tai tikrai viskas eina iš vidinės esybės, iš tos būsenos ir tada tu gali kurti iš tikrųjų bet kokius santykius, tokius, kokius nori, ne tokius, kokius tau kažkas primeta. Ir manau, kad šiai dienai mes atsisveikinam, susitiksim kitam pokalbyje, kitam laivė jau penktadienį. Irgi bus įkelta nuoroda po šito mūsų pokalbių ir lauksime jūsų. Taip, bet to kažkaip pabaigai man noriu pasakyti, žinote, kad kol pačiai su savim negera, kol tu vis bijai kažko ieškai išorės, tol ir tie santykiai nesilipdo. Kai jau pačiai su savim gera, tada ir tas žmogus atsiranda, tas partneris, su kuriuo dar geriau. Taip, taip, taip. Nu ir keliaujame į savo pirmadienį su Ačiū. savim ir ne tik su savim, su visais. Ate visiems.